Taigi, pirma diena Mobile World Congress'e. Matėm labai daug žmonių. Pirmą kartą tiek matau. Nuo vietoj. Arena, kurioje vyksta renginys. Vien, kad ją pereit nuo vieno galo iki kito reikia 15-20 minučių. Dar čia pakankamai sparčių žingsnių. Kompanijų daugiau negu daug. Visos turi ką nors įdomaus parodyti. Vienas bando senas technologijas prastumti, kitos naujesnės. Iš trendinančių dalykų tai telekomo paslaugos. Visi nori apmokestinti ir prakišti vartotojams internetą, duomenis, kad jie naudotų kuo daugiau interneto duomenų, pritaikyti planus jų poreikiams, parinkti geriausią planą ir panašiai. Wearables, tai yra device'ai, kurie dedatės ant savęs, ar tai būtų laikrodis, ar tai būtų kuprinė, viskas smart. Kuprinė žino, kur jūs einat, kodėl jūs einat ir trekina tai jūsų appsus, kurie sako, kiek jūs sveikai gyvenat ar nesveikai. Iki tokių dalykų kaip heart rate, tai visą kitą tai jau net nekalbam. Jūsų įpročių gerinimas, bloginimas. Žino, kada klube buvot ir panašiai. Waterproofai. Naujas dalykas, naujas trendas, man atrodo, šiemet, kad viską waterproofina kompanijos. Netgi vieni pardavinėja mašiną, kuri tai padaro, kurią gali sudėti vienu metu 50 telefonų maždaug. Per 15 minučių ištraukia orą, per kitas 15 minučių purškia kažkokias tai dujas. Tos dujos padengia tiesiog device'us iš vidaus, iš visų pusių ir galit juos nardinti į vandenį kiek norit. Jie veikia. Buvo japonų stendas. Japonai kaip ir visą laiką pakvaišę dėl Hello Kitty ir visokių kitokių cute thingies. Ir net speakerius jie daro Hello Kitty formos. Tai šitas truputėlį nustebino. Vakar dalyvavom renginį Mobile Sunday Barcelona. Nusipirkom last minute bilietus. Sumokėjom po 20 eurų ir visiškai nesigilim. Buvo labai daug žmonių. Ir pirmą kartą matėm žmonės pitchinant, kai jų nesigirdi, kad ir kiek garsintų kolonėlės. Nes žmonės vieni per kitus bandė šnekėti, bandė perrėkti ir triukšmas buvo toks, kad gerklei buvo pakankamai nemažas išbandymas. Po to ieškojom veikiančios vaistinės, kad ras pastilių. Mums nepasisekė. Sekmadieniais Ispanijoje niekas nedirba, išskyrus restoranus. Vaistinės galbūt budinčios kažkur yra, bet centre matėm porą ar net 3 ir nei viena nedirbo. Iš rytojaus tikimės, kad bus dar produktyvesnė diena ir mitingai, kuriuos turim eiti, bus geri, ne taip kaip šiandien. Tai ką, einam miegoti, einam ilsėtis, laukia dar viena sunki diena. Iki.